Sveiki, įsijungę čia podcastas Kaip sekas arba kaip seksas. Aš Saulius, čia yra Gintas ir šiandien mes neturime Laurinos, mūsų žavios partneris ir podcasto kolegės. Jinai šiek tiek yra užstrigusi užsienyje, būtinai kitam podcast'e bus, sugrįš ir ją čia dar matysite. Norim pristatyti su Gintu šiandien temą, kurią pristatant norisi sakyti labas vakaras. Labas vakaras, tai jau tikrai. Aš žinai, tai jau pasakysiu, Sauliau, dar mes kol įsivažiuosim čia, aš net kompą pasiėmiau, nes daug visokių dalykų čia išsibarstė. Galvoj netelpa, ne? Šitą informaciją dėl to kompo reikia. Netelpa ir aš tau pasakysiu, kad ruoždamasis šitam epizodui, aš supratau, kad mano gyvenimas už miegamojo durų yra visiškai smėlio pilių statymas, vaikiškas smėlio pilių statymas pajūry. Tai yra paaugliškas seksas tuo, ko tu užsiimi. Paaugliškas turbūt tai yra tiesiog antiek atsargų ir antiek jokio prieskonio. Žinai, kad aš nenoriu nurašyti, aš nesakau, kad ten kažkas labai blogai, bet aš tiesiog kai kuriuos dalykus skaitydamas aš nelabai galėjau patikėti. Kad taip vyksta pasaulyje. Ir aš iškart dar noriu pasėti sėklą įdomumo mūsų partneriai romantika.lt. Šiandien mus pavedžios irgi po tamsius užkaburius ir parodys tokių daikčiukų, pamatysit. Tai apie ką mes kalbame? Tai mūsų šio podcast'o tema yra kitoks seksas, aštrus, neįprastas, netradicinis. Tiem žmonėms mūsų paprasta misionieriaus poza yra netradicinis seksas, greičiausiai atvirkščiai, ar ne? Šiandien pasikalbėsime daug apie BDSM, bondage, angliškai, ne, dominance, sadizm ir mazochizm. Ta reiškia šios raidės. Disciplina, dominavimas, sadizmas, mazochizmas. Skaitom iš telefono, iš kompiuterio, netgi dėl to, kad sunku atsiminti. Kalbėsime apie įvairius fetišus ir viskas vyks kaip įprastai. Mes turime galvą, protingą galvą, galva pilna minčių. Tai yra įvairios istorijos, iš įvairių forumų, iš interneto puslapių. Tai, ką mums pavyko surasti, ar ne? Tai mes trauksim lapelius, skaitysim temą ir bandysim pasižiūrėti, kas ten rašo. Man dar labai gerai patiko viename straipsnėje, kuriame aš perskaičiau, kad BDSM trumpinys tradicinio sekso atstovams, kurie yra vadinami vaniliniams žmonėms. Vaniliniai žmonės, ne? Taip, tie, kurie propaguoja tradicinį, matyt, be jokių prieskonių, tai yra vaniliniai, supras turbūt lengva, švelnu, malonu, ar ne? Sako, kad jiems vaniliniams sukelia pasibaisėjimą ir jie įsivaizduoja, kad tai yra baisios kančios ir ten taip toliau, bet BDSM nėra, aišku, ten turbūt yra lygiai, bet ten nebūtinai yra apie tai, kad didžiulė kančia ir taip toliau. Ir turbūt pirmas dalykas, kas labai aiškiai yra kalbama, kad partneriai, kiek jų bebūtų, 1, 2, 3 ar daugiau, pats pagrindinis dalykas yra iš pradžių apsitarti, ko tu nori, kas tu esi. Gal kaip tik ko nenori labiau, ne? Arba ko nenori, bet pagrindas yra žodis kažkoks tavo susitartas, po kurio bet koks veiksmas turi būti nutrauktas. Ne? Aš bandžiau to BDSM ir visokesnių kažkokių dalykų, tokių ieškoti, Lietuvoje, kaip tai veikia, ar yra kažkoks judėjimas, bendruomenė, ar yra kažkokia bendruomenė. Tai vienas pirmųjų dalykų, kurį aš atradau, žinai kur, aš atradau Booking'e. Booking'e, Sauliukai, būto nuomos puslapį. BDSM Red Apartments, tau galiu greit parodyti. Lietuvoje čia? Visiškai Lietuvoje, čia yra Vilniuje. Wow. Ir tie apartamentai yra Žirmūnuose, netoli Šiaurės studijos, kurioje mes esam. Ten yra viskas, ten yra narvas, ten yra, ten jau aš kaip suprantu, yra rimtoji atributika. Okay. Ir tas daiktas yra nuomojamas. Ir kas svarbiausia, galiu pasakyti, kad, pavyzdžiui, Greta rašo. Labai daug pramogų, galima labai gerai praleisti laiką, viskas tvarkingai, jautiesi labai patogiai. Jie rašo, didelė erdvė, daug įrangos, kuri tiks pagal kiekvieno norus ir fantazijas, pagalvota apie daug svarbių detalių, matosi, kad tikrai rūpinamės švara ir higiena. Nuostabiausiai praleista naktis. Ačiū. Tai yra Vilniuje. Aš negaliu patikėti, ar jeigu Berlyne tu čia būtum radęs. Viskas yra okei, žinai. Bet Aušrinės komentaras. Aš tiesiog negaliu patikėti, prasme. Puikus įrankių pasirinkimas. Virtuvinių? Švaru, erdvu, tvarkinga. Jokių abejonių dėl higienos. Kiekvienas ras kažką, kas bus nauja ir neišbandyta.
Čia geras. Tai geras. Ir aš net aš šitą atradau ir aš toliau nebesikapščiau, bet aš manau, kad toks daiktas, pabandžius paieškot, Lietuvoje, konkrečiai turbūt, nežinau, Vilniuje, Kaune, gal net ir Klaipėda, aš net nebejoju, kad yra ne vienas. Ir tai mane iš karto užkabino ieškoti toliau ir daugiau dalykų, nes aš supratau, kad vaikyti, kiek ko mes nežinom. Ir jeigu mes esam pristatoma Lietuva kaip tauta, kuri yra labai kukli, aš susilaukiau tokių keistų žinučių po pirmo podcast'o. O beje, ką tu rašė? Man rašė, man nieks nieko nerašė. Man rašė keli pažįstami žmonės, o tai kaip jūs čia sugalvojat, žinai, su 6 klaustukais. Aha. Ir aš sakau, kažkaip seniai su Saulium galvojom, apie tai niekas nekalba, bandom, patiem yra nebūtinai lengva rasti tam pašnekovų arba kažko. Įdomu galų galia patiems. Bet ta prasme, tiesiog nėra įdomu ir kodėl ne. Bet keista jūs čia taip kažkaip. Tada antras klausimas, o ką jums žmonos sako? Man tai sako, varyk ir nesustok, viskas gerai. Šiaip žvengia pirmą epizodą žiūrėdama. Taip, žinai, tai sako, viskas fain. Aš kažkaip galvoju, kad gal net ir mūsų podcastas kažkiek prisidės prie to dalykų, kad žinai, visi tą daro, bet nieks apie tai nekalba, ne? Tai aš nežinau, gal mes eisim į galvą, nes aš jau po to lysiu iš karto. Gerai. Žinok, griežtai. Bandykim jo, nes butas yra stipru. Serialo Černobylis gerbėja, ne, Fabioniškėse Vilniuje irgi bute galėjo apsilankyti, man atrodo. Jo buvo toksai demonstracinis butas, pernakvot, žinai, kaip tais laikais ten, 86 metais. Tai va, gerai, lendam į galvą. Pažiūrėsim, kas galvoje gyvena. Galvoje jo visokias mintis maišykim ir žiūrime. Taip, čia parašyta taip, istorija apie antrankius. Taip, nes aš... Tu turi istoriją apie antrankius? Jo, čia yra ne mano istorija, visos šitos istorijos, kurios šiandien bus, jos praktiškai, ne praktiškai, o ne viena nėra atsitikusi man, bet aš ieškodamas įvairiausių dalykų, ruoždamas šitai laidai, aš noriu, kad žmonės suprastų, aš jau 2 keliais. Vienas kelias yra konkrečiai, kiek tai yra Lietuvoje populiaru, ten jeigu mes kalbėtumėm apie tuos mums vaniliniams netradicinius dalykus, o kitas dalykas yra, kokių yra fainų atsitikimų, kai vaniliniai nusprendžia kažką pabandyti. Čia mes tai paprastieji, mirtingieji. Šitą istoriją skaitydamas aš tiesiog žviegiau, aš ją radau vienam forume. Geras, skaityk. Jinai gal prieš kokius 2-3 metus, aš ją perpasakosiu, nes aš labai gerai atsimenu. Okay. Žodžiu, vyras grįžta namo. Nusprendė pradžiuginti savo žmoną kažkuo ir ten romantišką vakarienę, ir sako, persikeliam miegamąjį ir brangus ištraukė antrankius. Ir sako, gal tu būtum nieko prieš būt prirakinta prie lovos. Jų lova, kaip tyčia, kaip supratau, labai tinka tam, nes lovos galas yra su tokiais, kur būna metaliniais strypais. Žodžiu. Ir jinai maloniai sutiko būt prirakinta prie tos lovos. Ir ten, žodžiu, kažkaip vyko viskas kaip ir vyko, viskas sakė faina ten, aš nežinau, aš nesupratau, ar ten buvo iki galo nueita, ar buvo nuspręsta kažkuriuo metu, kad užbaigti reikia jau atsirakinus. Bet jiems atsitiko toks bairis, ne visos detalės, aš permašiau ilgai tą istoriją, ten ne viskas yra prašyta, bet, žodžiu, esmė yra tokia. Vieną antrankį atrakino vyras ir kai rakino antrą, lūžo raktas ir viskas. Ir moteris guli lovai su viena prisegta ranka. Raktas yra nulūžęs, antro, kaip suprantu, nėra, ar ten iš to streso neberado. Ir jie sako, ta prasme, literaliai sėdim ir galvojam, ką daryti. Antrankiai buvo metaliniai beje. Diskinė pjūklo reikia. Neturime metalo pjūklelio, laikas yra jau po 10, tai reiškia, kad nenusipirksi. Ir tipo, sako, ką skambint draugam ir sakai, gal turit metalo pjūklą, ten 11 vakarą. Ugniagesiai dar gali išlaisvyti. Tai tu žiūrėk, jie darė ką? Jau įdomu. Kadangi, sakė, jie patys tą lovą surinkinėjo, kažkaip tas galas tipo yra taip, kad nusima ir viršus ir apačia ir tu po vieną tą strypą ten sudėlioji. Taip. Bet tam, kad tu prieitum iki to etapo, kažkaip reikia vos ne pusę lovos išsiardyti. Tai žodžiu, sako, aš guliu prirakinta, o vyras ten gerą valandėlę, žinai, iškrausti čiūždį, dekonstruoja. Dekonstravo literaliai lovą tam, kad išlaisvintų savo, nepasakysiu, vidinį gyvulį. Ar mergina buvo, reiškia, prirakinta. Tai va tokia juokinga istorija, kai vaniliniai pabando kažkokių skanių prieskonių, žinai. Pati pradžia, geras. Tai gerai, kad tokia lova, žinai, kad išsirdo. Aš prisipažinsiu,
Aš niekada nesu bandęs nei prirakinti, nei pats būti surakintas antrankiais. Aš esu vieną merginą prieš tai būsiuose santykiuose, prirakinęs minkštais pakuotais šitą. Pats nebuvai prirakintas? Ne, pats nebuvau niekada prirakintas. Tai gal tai nebuvo ten labai wow, kad, žinai, kad aš įklimčiau į tai. Man teko tą pabandyti, apiem buvo gal smalsu, gavom dovanų, atsimenu kažką. Okay. Bet to viskas ir baigės. Tai va, tokia istorija. Traukiam kažką iš galvos kito, ne? Gerai, bandom. Tu gal tada, jeigu galėtum. Gerai, aš paimsiu skirtingą, vis tiek tas burtas toks. Taip, išmaišom. Čia yra įvairios istorijos, aš irgi visokius forumus skaičiau ir lietuviškus ir užsienietiškus verčiau į lietuvių kalbą iš anglų ir ten kai kurios tiesiog istorijos, kai kurie klausimai tokie, tai pasižiūrim. Ok, mergina rašo, čia kaip suprantu iš forumų. Čia iš forumo, taip. Man patinka estetinis moterų pėdų vaizdas, bet seksualiai traukia vyrų pėdos. Žinoma, man nepatinka purvinos, neprižiūrėtos vyrų pėdos, bet didelės plaukotos ir stiprios kojos yra dalis to, kas daro vyrų pėdas patrauklės. Nagulakas man ne prie širdies, pėdos turi būti švarios ir vyriškos. Čia, aš manau, mes esam fetišo zonoje, ar ne? O fetišas turbūt irgi įeina į tai, apie ką mes šiandien kalbam. Taip, BDSM yra jo priemonės, suvaržymai įvairūs dalykai, prieskoniai žaislai. Fetišas tai yra meilė kažkam konkrečiam, apie fetišus dar pašnekėsime, ne? Jo, bet jeigu mes kalbam apie tą tematiką, tai mes išliekam tematikoje. Ir čia buvo moteris apie tai, kad aš labai retai esu girdėjęs, kad moterims patinka vyrų pėdos, bet apie tai, kad vyrams patinka moterų pėdos. Tai aš vieną kartą buvau nustebęs, tikrai kažkaip negalvojau to išgirsti iš to žmogaus. Žodžiu, mano vienas draugas, jis kažkada prie gero butelio, vadinkim taip, prisipažino, kad jisai yra visiškas pėdų fetišistas. Food fetish angliškai, ne? Ir sakė, kad vasara yra pakankamai sudėtinga viešose vietose, kai tu matai galybę nuostabiai gražių moterų pėdų. Aš prisipažinsiu, man pėda yra absoliučiai tik daiktas prilaikyti batą. Nekelia jokių jausmų. Jokių emocijų. Tai va šitas klausimas ir atsirado toks, nežinau, kaip diskusija ar pokalbis. Aš galvoju, kad iš tikrųjų kad tik vyrai moterų pėdas myli. Pasirodo, mėgsta atvirkščiai. Aišku, irgi yra variantų. Jo, mes dar nežinom visus šitos klausimus rašydami, nes iki paskutinės sekundės nebuvo aišku, ar spės ar nespės būti Laurina, tai būtų buvę įdomu išgirsti moterišką nuomonę. Jos nuomonę, ne? Aišku, jeigu kalbėtume apie OnlyFans, ne, ten yra tame puslapyje daugybė merginų, moterų, lietuvių, žinau, kurios pardavinėja savo kojų, pėdų, reiškia, nuotraukas ir video, ar ne? Tai šitoj vietoj žiūrėk. Puikiai gyvena. Sako. Šitoj vietoj aš galiu pasakyti. Jeigu reikia pėdų foto, Gali. Gražios kojas, normaliai. Ta prasme, tikrai pasidaryčiau dar pedikiūrą, nors ir dabar viskas yra visai neblogai. Kreipkitės, aš open užsidirbti. Šiaip jo, tikrai galim čia ne tik tamsesnės, tokias įdegusios labiau, jeigu noris juodos odos. Tai visiškai merginos rašykit drąsiai, mes galim parduoti iš pradžių pigiau, po to jau bus brangiau, kai busim patyrę, žinai. Negalvokit, mes ištikimi savo žmonom, mes tik nuotraukas atsiųsim ir video. Pėdų. Tikrai pėdų, nieko kito. Pėdų tikrai palaimins. Aš nežinau, ta prasme, dabar kaip čia pasakyti... Gal to nereikia sakyti, bet aš jau dabar pagalvoju apie tai, aš turiu užbaigti sakyti, ir tavęs paklausti. Vyriška diskusija, ar ne? Taip. Aš dabar tai pagalvoju, kad jeigu būtų koks nors saitas, kuriame tu gali užsidirbti, pavyzdžiui, rodydamas savo pėdas, aš turbūt net neprieštaraučiau, jeigu tai darytų mano žmona. Manau, kad jo, visiškai. Ar tu prieštarautum? Ne. Bet kalbam tik apie pėdas. Taip, tikrai taip. Kažkur. Aišku, jokių problemų, bet tikrai jokių problemų, čia nėra neištikimybė rodyti pėdas. Vis šaiba į namus, žinai. Aišku, tai šeimos biudžetas, žinai. Vaikai bus šilčiau aprengti žiemą. Tai va, žinai. Geras. Bet tokių fetišų yra, jo, mes turbūt, aišku, turbūt didžioji dauguma reaguojam paprastai ir nekelia kažkokio jaudulio dabar, žinai, moters koja. Nekelia, bet pavyzdžiui, jeigu mes jau kadangi apie tos fetišus, aš dar biškį panarpliojau, pavyzdžiui, ar ne? Ormikofilija yra toks fetišas. Ir didžiausias malonumas jaučiamas tada, kai po kūną laipioja vabzdžiai, ypatingai jeigu jie atklysta į genitalijų sritį. O viešpatie. Įsivaizduok, kad atsiguli į skruzdėlyną ir tipo, ne? Arba studentiškas gyvenimas, žinai, barakė. Jo, tada yra pliušofilija. Lytinis potraukis jaučiamas pliušiniam žaislams. Paprastai naudojama masturbacijos metu. Okay. Gerai.
Yra ir daugiau, aš nebijoju. Aš vieną šlykštų galiu, kur man pasirodė taip, žinai, kur tipo... Emetofilija tai vadinasi. Tai yra lytinis potraukis jaučiantis vemiantiems žmonėms. Ta prasme. Čia rimta, ne? Bet čia labai reta kartu ir rimta. Turbūt taip. Hibristofilija yra lytinis potraukis jaučiamas žmonėms, kurie įvykdė nusikaltimus. Tai va, ir yra tokių, kurių aš jau nebenoriu skaityti, tai aš jų ir neskaitysiu. Gerai? Jo, čia gal pakankamai paraštės ir tai turbūt susijęs su kitais dalykais, su BDSM, su privedimu prie tos situacijos, kad žmogų pykina ir panašiai. Beje, dabar trumpas intarpas, romantika.lt mūsų podcast'o partneriai ir draugai. Mes turime dvi žaves damas studijoje, kurios papasakos apie BDSM ženklus, žaislus ir ženklus visokius, ne? Pirmoje pokalbio dalyje mes kalbėsime apie lengvąją artileriją ir tokius švelnesnius, paprastesnius žaisliukus, vėliau aštrinsim situaciją. Tai dabar prašom šiek tiek lengvai. Entry levelis, ne? Pažiūrim. Pažiūrėkim. Šiandien turim labai gerą temą ir ta gera tema dar pagerėja, kai staiga atsiranda labai aiškus, iliustratyvūs dalykai. Ir šiandien šitam podcast'e, šitoj temoj mes kalbam ir apie pačius įvairiausius ten fetišus visokius ir apie BDSM dalykus, ar ne? Ir čia pirmajam mūsų pokalbėje su jumis šiandien aš turbūt nesuklysiu pasakydamas, kad kol kas mes čia matom kaip pradinių klasių lygio BDSM žaisliukus, ar ne? Pradedantiems. Lengvoji artilerija, taip galima prisimti. Pradedantiems, bet aš iškart pasakysiu, kad jeigu namuose kažką ir turėčiau, tai galėtų būti toks daiktas, tokį turiu, bet jis yra dar supakuotas, aš iš kažkur gavau dovanų. Viskas, tai aš esu dar mažiau nei pradedantis. Ane? Aš turiu ir akinius ir turiu tą pukutį. Kartais mes į dulkiams pavalyti naudojam prie miegamo. Gerai, tai gal galim iškart merginos eiti prie reikalo. Pagal paskirtį visai viskas kitaip. Aš žiūrėjau į tą pukutį, aš turiu tokį didesnį spalvotą, bet ten tikrai yra dulkėm. O šito pukučio paskirtis yra kokia? Aš pabandysiu atspėti. Tai yra turbūt vedžiot kūnų ir tai yra toks tipo preliudija, ar ne? Ar preliudijai skirtas dalykas? Jeigu panaudojamas pirmas daiktas, kurį buvo pakėlęs gintas ir... Užsidengia akis ir partneris guli, sėdi, stovi, nežinau. Ir antra pusė nežinia iš kur, nežinia kaip ir pradeda vedžioti kūnų. Kaip malonu, tikrai. Taip. Ir dar yra tas, kad tu nematai. Kai nematai, tada stipriau jauti. Galvoju, kad kaimynė. Yra vietos fantazijai. Bet, žinai, faina šitas žaisliukas, tai yra populiarios prekės. Mes kalbam dabar apie patį pagrindą, tą lengviausią, paprasčiausią lygį. Ir Gintas neveltui turbūt atkreipė dėmesį į šitos žaisliukus. Tai yra turbūt vieni dažniausiai perkamų dalykų. Iš šitos kategorijos. Iš šitos temos. Iš šitos kategorijos. Ar ne? Ne. Ne? Ne, čia kačiukam žaislas gali būti, pavyzdžiui. Yra antrankiai. Visi kažkodėl antrankiai. Va, kokios mūsų žinios, visai netokios. Gerai, pažiūrim. Yra antrankiai kojoms ir yra antrankiai rankoms. O čia mes turim rankom, ne? Teisingai aš suprantu. Mažesnio ir didesnio skersmens, bet šiaip jie yra reguliuojami. Ok. Tai čia, ta prasme, viskas aišku. Antrankiai yra antrankiai. Susekti, bet ne prisekti, ne? Nes būna antrankiai, žinot, kur prie lovos susėda. Grandinė. Ir pavyzdžiui, šalia Sauliaus yra toks kryžius, toks X-as. Taip. Kiekvieną atsegus, tuos antrankius 4 susekti prie šito ir įsivaizduokit rankos ir kojas. Jos gali būti prieki. Jos gali būti už nugaras. Super, tai... Pala. Čia su šituo kryžium susijungia 2 antrankiai, taip? Ir tu tada jau gali surakinti, ne? Geras, aš šitą temą... šiaip tos tendencijos, jos būna, kol praeina ir kol visi prarodo. Aš lietuviškos versijos dar nemačiau, bet aš šitą temą pastaruoju metu mačiau daug juokingų labai reelsų, kuriuose yra kalbama tipo, kad aš savo partneriui pasakiau, kad surišk mane ir daryk, ką nori. Ir ten tipo mergina pririšta prie lovos guli, žinai, ten uždengtom akim.
O tipo bičias taip sploja rankom, ir tada depends, ką jis veikia. Arba jis išvaro tipo su golfo visų rinkinių, tipo pro duris, žinai, arba pasima dvirką, išeina, tipo maždaug. Kuo baigėsi, žinai, kai aš pasakiau, kad tu surišk ir daryk, ką nori, tai... Tai jis taip ir padarė. Tai jis taip ir išvažiavo atostogų savaitę. Išvažiavo su dviračiu pasivažinėti, žinai. Gerai. Pas jūs... Čia dar galim pasakyti turbūt, kad visą šitą, kur turim, tai yra vienas bendras rinkinys, ar ne, ką mes matom ant stalo. Taip. Toks pradedančiųjų rinkinukas, Lego, ne? Bet pas jūs turbūt yra ir atskirai, gali antrankius atskirai nusipirkti, akinius atskirai. Žinoma, visą tai, ką matote ant stalo, galima įsigyti ir atskirai. Tačiau pas mus tikrai pirkėjai renkasi būtent šitus rinkinius, kur jie vienu metu gali gauti viską. Aha. Ir išbandyti, išmėginti. Tiesiog. Po truputėlį, ar ne? Na, nuo ko reikėtų pradėti, pavyzdžiui, įsivaizduokim porą, kuri nori pabandyti, nusiperka dėžę ir dabar, kad viens kito neišgazinta, ne? Nes yra kai kurių žaislų, kurie truputėlį ekstremalesni atrodo, ten tas burbulas, pavyzdžiui, į burną ir panašiai, mano supratimu. Nuo ko reikėtų pradėti, kurie yra tokie saugiausi ir paprasčiausi? Tai vėlgi, kaip kolegė prieš tai minėjo, antrankiai, akių kaukė, plunksnų botagėlis. Tai turbūt švelniausios priemonės, kur tikrai dauguma antrankių, būtent kaip ir čia matote, turi kailiuką viduje. Tai tikrai, saugu yra, ne? Tikrai nesusižalosite odos, netgi ir stipriau suveržę. Tai turbūt šitai būtų tokia lengvoji artilerija, kaip minėjot anksčiau. Gerai, bandykime eiti toliau ir... Gerai, aš, pavyzdžiui, dabar aš pasakysiu, kad aš turiu panašią virvę, bet ją pirkau ne erotinių prekių parduotuvėje. Pomidorams parišta, ne? Pomidorams parišta. Mano atveju aš parišinėjau kitą augalą, bet augalui parišta. Bet, ta prasme, jeigu aš pamatyčiau, kad mano žmona meta virvę vakare, į lovą, šita virvė, jinai jau tokia visai rimta atrodo, ta prasme. Tai čia jau taip, su ją manau, kad gerai gali surišti. Kam jis skirta, papasakok? Turbūt surišimui, kam kitam. Čia yra menas. Iš tikrųjų, tai yra šibari, kūno suraišėjimo menas. Jis turi net atskirą pavadinimą, taip ir vadinasi šibari. Nesu girdėjęs tikrai. Ir jeigu pagooglint, ta prasme, tai yra labai senos tradicijos ir įvairūs yra mazgai. Kūnas gali būti naudojama, čia yra turbūt, jeigu neklystu, gal 10 ar 5 metrai, ten naudojama gali būti ir, 50-100 metrų. Visas kūnas yra, net kaip atrodo, aprengtas drabužių, taip yra viskas. Galima, aišku, čia surišti rankas, kojas pririšti rankas prie lovos ir čia fantazijos tik reikia, bet ko tokiam dalykam. Kažkas jaučia malonumą, ar ne, kai yra surištas... Tai yra kontrolė. Kontrolė, ar ne? Vienas... Turbūt iš vis kalbant šitą temą, turbūt pagrindinis aspektas arba leitmotyvas yra, kad kažkas nori kontroliuoti, o kažką labai veža būt kontroliuojamam, ar ne? Nes aš netgi skaičiau, apie tai mes kalbėsim dar ir laidoj, skaičiau, kad labai dažnai žmonės, kurie gyvenime užima aukštas pareigas, patekę iš tų aukštų pareigų nusiėmę savo darbinį kostiumą, jie yra tie, kurie vaidmenų žaidime nori būti... Engiami. Ta prasme, ten, žinai, kontroliuojami, pavadinkim. Lengvesnis žodis. Tai man toks buvo visai įdomus faktas. Gerai. Ne tik filmuose tas yra pasirodo. Virvė, viskas aišku. Surišam, antakiai aišku, akinukai čia, viskas tvarkoj. Va šitas daiktas man įdomus, aš apie jį jau kalbėjau. Kaip tai vadinasi? Burnos kaištis. Burnos kaištis. Apriši, įdedi į burną ir kodėl jo gali reikėti? Vėlgi atimti kažkurį iš jutiminių dalykų, tai tarkime šiuo atveju kalbos dovana. Kad žmogus, žodžiu, nieko nebesakytų. Taip. Žmona, pavyzdžiui, per daug kalba. Taip. Ar tai galima, aš ne tik sekso metu naudoti. Jo. Tikrai taip, fantazijos reikia. Grįžti iš darbo, aš pagalvojau, žinai, netgi labai dažnai būna, kad poros pradeda žiūrėti filmą ir kažkuris pradeda ten kažką komentuoti arba kažką, tai nusipirkai 2 tokius. Taip. Prieš filmais, aišku, nežinau, kaip popcornus jau, tada turi be popcornų žiūrėti. Per futbolo čempionatą praėjusią, nebūtų visai naudinga šitą. Aš nežinau, ar jūs galėsite atsakyti iš tą klausimą, jeigu negalėsite, tai viskas yra tvarkoj. Ar jūs pavienių tokių daiktų turit savo parduotuviai? Taip. Tai yra... Ir ar jų yra kas nors nupirkę?
Labai daug, žinokit, perka. Nes vėlgi, čia mes turime vieną pavyzdį, jų yra skirtingų rūšių. Šitas kamoliukas turi skylutes, kas palengvina kvėpavimą. Yra, pavyzdžiui, būna silikoniniai kamoliukai, kur jau tiesiog be skylučių tiesiog įsikanda ir turi burnoj. Būna atvirų kaiščių, tai reiškia, sakykime, moraliniam seksui naudojami dažnai. Ir dar yra sunkioji artilerija, vėlgi su jais. Tai aš dabar dar pagalvojau, kad gali būti labai nemaloni situacija, jeigu tu turi augintinį, ar ne? Ir kartais, pavyzdžiui, mes būna neuždarom stalčių iki galo ir taip toliau, ar ne? Tai šiaip dar čia beje būtų tokia įdomi tema, aš nežinau, jūs turbūt, nežinot, net nežinau, kiek jūs turite ryšio su klientais. Šiaip įdomi tema, kur žmonės laiko visas šitas artilerijas, ypatingai jeigu, pavyzdžiui, tu turi vaikų, ar ne? Tai vaikų, o miegamajam seifiuką kažkokį turėti. Tas tai jo, dar šiaip žmonės dažnai turi valytoją, namų tvarkytoją, kuri, žinai, miegamajam. Kad jos galėtų papasakoti. Maloniai spintelę irgi atsidaro, gal ten pavalyti, žinai, žiūri, prašau. Greičiausiai būna nuostabos, bet ką aš norėjau pasakyti, pajuokaujant, kad įsivaizduokim, kad tu turi, pavyzdžiui, katiną arba šunį ir pas tave atvažiuoja tėvai. Ir tu palikai stalčiuką ir parsineša šuo kamoliuką tokį, žinai, radau, pamėtyk, žinai. Tai vat toks. Ką aš turiu savo rankose? Čia aš... Kažkoks kaip auskariukas čia, barškai. Aš pabandysiu atspėti. Aš kažkodėl galvočiau, kad tai yra speneliams naudojama. Taip. Yes. Teisingai. Vyro ar moterų speneliam? Kas tik nori? Visiems tinka. Spenelius turi ir vyrai, ir moteris. Tai tinka abiem. Ir kažkaip yra, ar ne, kad šitoj temoje ir matyt, ta prasme, tai yra žmonių, kuriems spenelio suspaudimas, ar kaip pasakyti, kelia malonumą, ar ne? Turbūt taip reikėtų pasakyti. Šitie yra reguliuojami, jie galima tą spaudimą šiek tiek koreguoti, yra ratukas tas, taip, bet jie neskirti sukelti skausmą. Taip. Jie tiesiog tą spaudimą duoda, galbūt susijaudinimas, papildoma stimulacija, net partneris nieko neturi liesti, o stimulacija yra. Čia kaip ir auskarus galėtum naudoti. Dieną auskarai, vakare, žinai. Žmona pasiūlyk, sakys, kalbiniam prisekti tau. Šitai, kai norėsi. Jo, liuks. Geras, okei. Puikiai, ką dar? Žiūrėkit, va dar. Yra šitas ir šitas. Skirtingi dalykai. Abu skirti turbūt sukelt skausmą, ar ne? Tokį lengvą. Šitie neturėtų sukelt. Jie irgi kaip ir čia visi šie yra pliauškė, kaip čia vadinasi. Pradedantiesiems ir pabandymui. Toks, kad, žinai, tas pabandymas būtų sėkmingas, kad neužvoštum. Šitas nėra skaudus, jis atrodo toks jau, Taip, galima savo stipriau, tikrai, nes gali būti daiktų ir žymiai aštresniems pojūčiams. Toks paraginimui labiau. Ui, kimiegomai grįžčiau. Geras, pažiūrėgintai tavo. Auklėjimo priemonė. Ar dar kas nors ant to stalo liko, ko mes neaptarėm iš pradedančiųjų skyrelio? Irgi turbūt galima rasti gyvūnų prekių parduotuviai, bet turime ir mes. Prašau. Čia yra elementariausias pavadėlis, ar ne? Taip. Pavadinkime taip. Aš nežinau, galbūt šitoj temai kažkaip kitaip vadinasi, ar taip ir vadinasi? Ne, taip ir vadinasi. Pavadėlių. Ir čia yra irgi tokiems žaidimams, ta prasme, čia mes vėl atsiremiam į tai, kad yra dominavimas ir yra nuolankieji. Ir nuolankieji. Einam, sako greitai, reikia žiūrėti. Žiūrėkit, ar jūs galite, merginos, man atsakyti tokį vieną klausimą? Aš esu matęs merginų dienos metu, aišku, ne su tokio dydžio, bet su tokiu odiniu kaklo papuošalu. Ir aš kažkaip, kai tu pamatai tą žmogų, nesinori taip klausti, ar, ta prasme, čia yra iš erotinių prekių parduotuvės. Iš kur tai yra? Dar toks žiedukas būna, ne? Jo, dar būna toks žiedukas, žinai. Ir aš taip pagalvoju, ta prasme, man dvi mintis. Aš galvoju, arba tu nežinai, kas tai yra realiai ir tu nusipirkai kažkur kaip aksesuarą, arba tu esi velnioniškai drąsi moteris, kad tu tiesiog dieną su tuo daiktu eini tvarkyti reikalų. Aš žinau tik tiek, kad tai vadinama čaukeriu, tai yra tokia stiliaus detalė, ar ne? Taip. Bet ji turbūt yra atėjusi iš miegamojo, iš tokių tamsių dalykų. Aš manau, kad atėjo iš miegamojo ir tapo trendu gal kaip mados dalykas, kažkoks aksesuaras, aš tarkim nešioju apyrankę, kažkas nešioju antkaklį. Okay. Stiliaus detalė. Bet aš sutikčiau su Ginto antrą versiją, kad tai labiau yra žinutė turbūt, žinai. Galbūt, nežinau. Tai simbolis, ar ne, simbolika. Geras.
Gerai, tai mes turim pasakyti svarbų dalyką, kad jeigu jūs norėtumėt pabandyti, pavyzdžiui, pradedančiųjų skyrelyje apsilankę ir pradedančiųjų, ir ne tik pradedančiųjų, bet romantika.lt dabar yra kodas, ar ne? Jo, užeikite, įveskite raktažodį seksas, tai yra nuolaidos kodas ir jūs gausite 20% nuolaidą visoms prekiams. Teisingai? Ne tik šitoms. Galima pradėti jų, žinai, vos nesakyčiau, nuo lubrikanto. Bet jeigu mes kažkuo sudominom, tai manau, kad čia galima neblogai apsipirkti ir sutaupyti. Kadangi tokioj temoje esam, tai tikrai puikiai proga pigiau pabandyti, pabūti ten, kur dar nebuvot. Tai, aš žinau, kaip tik pasižiūrėsiu, ar leis man. Merginos, kol kas ačiū, mes dabar darom pertraukėlę ir kad suintriguot mūsų žiūrovus, aš turbūt nesuklysiu pasakydamas, kad kitoj daly su jumis šiandien mes jau taip kalbėsim apie rimtesnius dalykus, ne? Tamsiau. Kažkam, ką matėte, tai yra jau wow, oh my god, kas tai, ką jie čia rodo. Palaukite antros mūsų pokalbio dalies. Ten pamatysime dar daugiau pikantikos ir dar daugiau aštrumo. Ačiū romantika.lt, mūsų podcast'o partneris. Jeigu sudomino šitas rytis, užsukit, pasižiūrėkit. Ir šiaip ne vien šitas rytis, jie turi galybę žaislų, kurie visi yra jų sandėlyje. Ir ne visi yra pakuoti tokie. Gausit jau rytoj ir galėsit išbandyti. Ir aš dar kartą noriu užakcentuoti, kad nuolaidos kodas seksas jums suteikia 20% nuolaidą. Pasinaudokit, tikrai. Visam asortimentui. Važiuojam toliau per šitą iš tvirkelių podcastą. Teisingai, kitoks seksas šio, kaip seksas podcast'o tema. Nosis pradėjo nežiūrėti, ką čia visiškai reiškia. viskas. Gausiu į nosį iš botago. Tie vabaliukai gal lenda, ne, kur čia pasakoji tau kažkur tai. Gerai, žiūrėkite, šiame lapelį irgi yra ištrauka iš vieno forumo, kur rašo vienas neprisistatęs žmogus, irgi kalba apie BDSM, ar ne? Periodiškai sako, pasimėgau iš jo malonumu, sunkiausia partneriai išmokyti rimbą valdyti. Tai nėra tiesiog apdaužimas, kertu kaip noriu ir kur noriu, ne? Tai yra sunkus ir patirties reikalaujantis užsiėmimas, nes kitaip gali abu susižeisti ir tuom pasibaigs malonumas ir ne vienam nesinorės kartot. O tai jisai pasako, ne? Čia įdomu, daugiausia profesionalumo reikalauja vienos uodegos rimbas, ypač bull whip, nes jis ilgas. Snake whip yra trumpesnis, apie metrą ir neturi kietos rankenos, kas leidžia atlikti plakimą iš riešų, suteikiant skausmo, bet nepažeidžiant odos. Suprantate, kiek niuansų yra. Jo. Svarbu, kad užsisukusi rimbo uodega nekirstų į šoną. Skausmas labai stiprus ir lieka kaip minimum mėlynė savaitė. Čia yra patyręs žmogus. Tikrai jaudinantis dalykas prideda jis. Žiūrėk, kaip tai veikia. Su partneriu surezgi istoriją. Po to pradedi inkviziciją. Maldauji, kad baustų tave stipriau, skaičiuoji garsiai kiekvieną kirtį. Vėliau padėka valdoviai, tai yra dalis malonumo. Kai viskas baigta, prisieki, kad daugiau taip nedarysi. Tai vat maždaug toks scenarius, ar ne? Mėgamajam, nežinau, mėgamasis turbūt yra nuobodu, gal tai yra Rusys namo greičiausiai. Gal ir mėgamasis. Garažas. Žinai, mums yra labai keista apie tai kalbėti ir man labiausiai nesinorėtų, kad jaustųsi kažkokia tokia tarsi pašaipos gaidelė. Ne, mes visada apie viską kalbam su humoru. Bet pašaipos tai tikrai tame nėra. Nusistebėjimo. Nusistebėjimo, jo, labiau. Nes aš taip galvojau iki šitos laidos, kol ruošiausi, kad aš tikrai ten, žinai, toj srity nesu toks jau, žinai, ten, kur akis nudelbės. Bet matyt, man nėra duota, kaip čia pasakyti, man šitame, kad mane muštų arba kad aš kažką muščiau, aš tame nejaučiu. Jo, manęs tai nejaudina, aš gal net taip pasakyčiau. Nu jo, ten pliaukštelimas per užpakalį gal, okei, faina, jo, tu gali, tau gali, žinai, tik tiek kažkaip stipriau, bet tai yra viskas. Nu, bet čia šita tavo paskaityta istorija yra labai stipru dėl to, kad tu supranti, kad ten yra galybė niuansų. Taip, kaip išsukti, mokslas. Kad ten yra galybė niuansų ir aš manau, kad mes šitą lapelį kaip pertrauksim, mes galėsim jį mesti iš karto į šoną, bet aš matau, kad čia aš vieną parašiau lapelį ir jame būtų užrašas istorijos su botagu. Tai čia aš vėlgi iš tų, kai vaniliniai bando kažką, tai irgi forume užskaičiau, aš tiesiog pratęsiu botago temą, manau, kad čia laiku ir vietą. Gerai, žinoma. Tai žodžiu, toje istorijoje buvo labai trumpa istorija. Istorija buvo tokia, kad vyras pasiūlė išbandyti botagą, moteris sutiko
ten nebuvo taip smulkiai aprašyta, kas tai yra vibe, ne vibe, ten, ką tu ten pasakoji. Tiesiog sakė, kad buvo taip, kad vyras nenumatavo ir vožė taip, kad jinai tiesiog pradėjo klykti iš skausmo, išvadino jį idiotų ir visko. Nučaižė tiesiog. Tarsi ne tik tas vakaras baigęs ten tipo išsisiuntinėjimu, bet dar ir buvo savaitė nekalbadienių, nes tipo ačiū viso gero. Tai žinok, taip, tai aš skaitydamas tą istoriją taip žengiu ir aš galvoju, vat kai žmonės nežino, ką daro ir gal yra tai tik matė kažkur ir jie galvoja, nu tai jeigu vanot, tai vanot, žinai. Vieną. Ir aš bandau įsivaizduoti situaciją. Garsas, kaip ten gal moteris, žinai, 4 ar kažkaip laukia kažkokio švelnaus ir tik baim. Viduramžių stilium toks, kaip ragana. O, my goodness. Girdi, ką darai, žinai. O dabar, ponios ir ponai, kadangi Laurinos nėra, sukamės kaip galimės, vis tiek šitam podcast'ai išlieka rubrika 69 sekundės informacijos ir mes patys su Saulium turim vieną kitą įdomią žinelę. Prašau, maestro. Pažiūrėkime. Ar žinojote, kad nemažai pasaulio garsenybių mėgsta užsiimti BDSM žaidimais? Opa! Rihanna yra prakalbusi apie savo laukinės naktis, kai išleido dainą S&M, kurio žodžiai skambėjo taip. Sticks and stones may break my bones, but chains and whips excited me. Lazdus ir akmenys gali sulaužyti mano kaulus, bet grandinės ir botagėliai mane jaudina. Išvertus lietuvių kalbą. Be to, kad dainavo apie tai, netgi prisipažino, kad jai labai patinka BDSM ir miegamajame jai patinka būti surištai. Esam toliau. Filmo 50 tamsesnių atspalvių garso takelių savo balsą buvo paskolinęs Zainas Malikas iš One Direction. Okay. Jis užsiminė, kad su buvusia mergina Gigi Hadid gyvena audringą seksualinį gyvenimą. Per radio laidą jis buvo paklaustas, ar realiame gyvenime mėgsta BDSM. Jis atsakė, man tai patinka. Į sąrašą dar pridėkime. Eva Longoria yra sakius, kad mėgsta būti surišta. Opa! Carmen Electra taip pat linkusi į BDSM. O Angelina Jolie kažkada lovoje žaidė su peiliais iki kraujo. Esu turėjusi naktį, per kurią mes puolėme vienas kitą su peiliais. Citatos pabaiga ir taip sakė Angelina Jolie. Wow. Mano žinia yra ne apie BDSM, bet vienas rašytojas ir žurnalistas, toks Jonas Milwardas, praleido keletą mėnesių analizuodamas beveik 1000 porno industrijos atstovų gyvenimo būdą. Ir štai kokis jis padarė išvadas. Porno filmuose sutiksite dvigubai daugiau brunečių nei blondinių. Vidutinė aktorės krūtinės apimtis yra 7,5B. Vidutinis aktorės svoris yra 5,3 kg, ūgis metras šiam. Nesijaudink, skaityk ramiai. Vidutinis aktorių amžius 33 metai. Pats populiariausias vardas yra Nicki. Analiniu seksu prieš kameras yra pasirengusios užsiimti šiam 2% aktorių moterų, o 87% sutinka, kad lytinis aktas baigtųsi sėklos išsiveržimu joms ant veido. Tačiau tik 53% sutinka užsiimti seksu su priešingos rasės atstovu. Taigi, jeigu pažįstate 33 metų merginą vardu Nicki, visai noriai bendraujančią ir su juodaodžiais, ir su rytiečiais, pasiūlykite jai keisti karjerą ir gyvenimo būdą. Nu puikiai, labai gera žinia, klausyk, toks referatas, ar ne? Paruoštas. Norite orgazmo? Lovoje būkite su kojinėmis. Pamirškite apatinį trikotažą, jei norite padidinti savo orgazmo tikimybę. Sekso metu, kaip sako ši žinia, mūvėkite kojinės, rodo Groningeno universiteto atliktas tyrimas. Niekas tiksliai nežino, kodėl tai veikia, tačiau viena iš teorijų yra ta, kad norėdami patirti orgazmą, turite būti visiškai atsipalaidavę ir nesijaudinti, o šaltos kojos gali trukdyti iš tikrųjų įsitraukti į seksą, ypač moterims. Vyrams, sakoma, tai trukdo mažiau, bet jei moters pėdos suledėja, nieko gero ir neišeis. Nu ir pabaigai dar keli tokie linksmesni, nu kaip nelinksmesni, tiesiog faktai, kurie mane nustebino. Pavyzdžiui, Sauliau, ar tu žinojai, kad vidutinis spermos išsiliejimo greitis ejakuliacijos metu yra 5 km per valandą? Rimtai. Taip. Moteriško orgazmų kiekio rekordas užfiksuotas 134 orgazmai per 1 valandą. Per valandą? Taip. Taip pat yra teigiama, jog apie 10-12% moterų niekada nejuto orgazmo. Žinoma, kad Marilyn Monroe, pasaulinis sekso simbolis, nepasiekė orgazmo nei su vienu iš savo įžymių meilužių. Ar su neįžymiais pasiekė, istorija nutyli. Okay. G. pavadintas daktaro Ernesto Grafenbergo garbei, kuris 1950-aisiais aptiko, kad tam tikro įėjimo į vaginą stimuliacija gali iššaukti orgazmą. Ir kiekvienas vyras per savo gyvenimą vidutiniškai pagamina 14 litrų spermos.
Tai buvo 69 sekundės informacijos. Ačiū, kad žiūrėjote. Gerai, važiuojam. Kažką, ne? Jo, yra tų lapelių krūva, žiūrėsim, kaip čia mums seksis. Kažkokį dar vieną tokį turiu. Temos, istorijos, viskas tinka. Čia geras, žinai. Nu ką, Čia irgi paskaityta yra istorija vienos poros, aš manau, kad tinka į kitokio sekso temą labai. Sakė, kad jai tiek draugui, čia mergina rašė tą istoriją, jie turi tokį, juos labai jaudina tai, kad jie gali būti užklupti. Okay, ir prigauti kažko. Taip, ir tipo, lyg ir norėtumėm, kad prigautų, bet lyg ir nenorėtumėm, bet visada vaikštom peilio ašmenim. Ir jie kalbėjo apie tai, kad jie, nebūtinai tai yra visiškai, tai gali būti vien tik oralinis seksas arba jau pilnai seksas, jie laiks nuo laiko tai daro įvairiose pakankamai viešose vietose. Taip. Pavyzdžiui, tai yra parkas, prietema ir miesto skveras. Turbūt kabina Vasaros persirengimo metu, jie minėjo parduotuvėje. kabiną, jie minėjo automobilį, kuris važinėja po miestą ir tuo metu vienam iš partnerių yra atliekamas arba, sakykime, handjobas arba oralinis seksas. Seksas automobilyje pakankamai viešose aikštelėse. Balkonas. Nu tai va, tokie dalykai. Tai aš tiesiog paskaičiau tokią istoriją ir jie tipo, man labiausiai patiko, kad ten buvo parašyta, kad jie iki galo neapsisprendžia, ar jie, nes jų dar, kaip suprantu, lyg tai taip ir tiesiogiai nebuvo pagavę, bet jie neapsisprendžia, ar jie norėtų būti pagauti, ar nenorėtų būti pagauti. Tai va. Tai... Aš dar pridėsiu, prisiminiau vieno bičiulio, reiškia, istoriją, jis pasakojo, kai su savo, reiškia, moterim skrido lėktuve ir nusprendė išbandyti, reiškia, ilgam skrydyje. Seksą lėktuvo tualete. Jo Mile High Club kažkaip vadinasi angliškai šitas dalykas. Taip, kažkelinta dangaus mylė, lietuviškai nežinau kaip Mile High Club. Jo, ar tu esi tipo... Jo, kai tu arba verslo klasė lovytai ten paklotoji, žinai, ar nežinau, sėdė ar kažkur tualete. Tai juos prigavo. Stiuardai? Taip. Aha. Išeinančius ir niekaip kitaip nebuvo galima suprasti, kad tikrai nerankytės plovė viens kitam, žinai, liepė atsisėsti ir 2 kartus, sakė, labai aiškiai, pakankamai griežtai ir angliškai, aišku, sakė, kad jūs negalite to daryti, tai yra, jūs negalite to daryti. Tai, ką jūs darėte, mes suprantame, tai yra pažeidimas, tai yra labai rimta. Daugiau, kad tai nepasikartotų, žinai. Jį taip pabarė, griežtai sako. Oho. Aišku, jie nieko negali daryti, nėra įrodymų. Taip. Bet visi supranta, žinai. Žinok, aš tiesą pasakius, aš neįsivaizduoju, kaip, nes ten yra žiauriai nedaug vietos ir man atrodo, kaip tu turi nusnykinti tą tualetą, ten pakankamai matosi. Tu gal didesnių Boeingų neskridęs. Gale, ne? Tu apie galą kalbi, kur yra tokie snitulikai. Taip, galas arba vidury net būna, dideliam Boeing'e, transatlantiniam kokiam nors 8 ir daugiau valandų skrydė, ten didesni yra tualetai. Nėra vizėro, ten jau yra šiek tiek tikrai daugiau erdvės, ta prasme. Bet aišku, stovint, matyt, kažkaip žinau, ant tuliko atsisėdus. Nežinau, neįsivaizduoju. Nelabai? Galbūt. Būtų įdomu. Nežinau. Būtų įdomu. Einam toliau? Gerai, važiuojam toliau. Traukiam. Jo, aš prieš tai traukiau, dabar tu trauk. Čia įdomiai einam, matau. Kokia čia to traukimo esmė? Oi, atsiprašau, traukimo esmė yra istorijos. Istorijos, jo. Mūsų galva, žinai, kurioje vien tik seksas. Taip, čia irgi žmogus forume rašo, kad botagėlis per sėdmenis yra universaliausia fizinė bausmė. Jeigu įrankis kokybiškas ir nepersistengiama su kirčių stiprumu, žymių nebelieka po poros dienų. Saugus yra ir spenelių bei kitų jautrių vietų, kitų vietų spaustukai. Nedara užsimiršti ir klupojimo ant žirnių. Vasara dilgėlės praverčia vasarą. Beje, dilgėlės dar naudingos, bet pasitaiko joms alergiškų žmogučių. Čia rašo žmogus, turusi. Įsivaizduoji? Čia primena šiek tiek, nežinau, radio ranšą ir šiaip senovės lietuvių gyvenimas. Senovės lietuvių seksą, reiškia, dilgėlės, žirniai, arklio botagas. Įsivertė, sako, ne? Supranti, ką dabar tautosaga reiškia? Okay. Tai pasirodo jau mūsų senoliai BDSM buvo atradę, žinai. Varyt ant žirnių. Visi sakydavo posakį, ant žirnių įsiklupėt kampe. Viskas tai nuo močios prasidėjo arba vyro. Gerai. Einam toliau, ne? Gerai.
Įvairūs forumai, puslapiai aplankyti. Forumai puslapį jo, nes mes mažai tame patyrė. Kai kam gal kyla klausimas, o kodėl jūs neturite eksperto, ne žmogaus, kuris čia pakalbėtų apie tai atvirai. Mes bandėm ieškoti, dėja, niekas nesutiko ateiti kalbėti. Tai... Jo, čia dar, kaip suprantu, tu irgi ieškoji ir radai apie keiščiausius pasaulio fetišus, ne? Nors taip, aš jau truputėlį apžvilgiau, bet šiaip tai gali išmesti. Išbandytumėt, pavyzdžiui, pliušiniai meškučiai apkalbėti, bet aš nebuvau girdėjęs susižavėjimas tam tikrą nosies formą arba konkrečiai jos dalimi. Šnervėmis, ar ne? Šnervėmis. Taip pat būna, kad jaudina piršto kišimo į nosį faktas arba įvairių nosies variacijų įsivaizdavimas. Pavyzdžiui, žmogaus su meškos nosimi. Čia fetišas, ar ne? Jo, pasirodo susijaudinama stebint gaisrą arba ugnies degimo procesą. Tai va. Pirofilija ar kažkas tokio. Aš nerašiau sąmoningai tų žodžių, tu jos pavardinai keletą, jie sudėtingai ilgi, neatsimenami, bet... Nu, žodžiu, čia dar prie fetišų, kurių yra pačių netikėčiausių ir pačių keiščiausių, kai kurie jie būna pakankamai išlikštoki. Vabžiai man pirmoji vietoje ir tarakonai visi, ta prasme, ką tu pasakai ten. Nu, žinok, yra baisiau. Aš geriau, tegu ant manęs skrūzdės vaikšto, nei ten yra tokių, tipo... Gyvačių, pavyzdžiui, ne? Supinių fiasko, kodinis pavadinimas. Supinių fiasko. Supinių fiasko. Kas yra supinės dabar, pabandykim. Supinės yra toks, aš nežinau, ar tai būtų pritaikoma, bet turbūt tame bute, aš dar nuotraukas turiu, galėčiau greičiausiai, kad jos gal ne... Pariši žmogų, šiaip pakabinė, yra, ne? Kaip ten yra? Matau, jo, ta prasme, būna su stovais, būna šiaip pakabinama, tu ant kažko gali kabinti. Konkrečiai, jo, supinės, tipo. Malonu. Buvo papasakota tokia istorija viename forumiukyje. Kad tipo pora nusprendė, pradėkime nuo to, kad vyras ant durų staktos ir aš įsivaizduoju, apie kokį treniruoklį yra kalbama, tai yra apie TRX diržus. Kažkaip tipo kabindavo ant durų staktos treniruoklį ir viskas būdavo gerai. Taip, virš, jo. Ir tada pora nusprendė, kad būtų įdomu išbandyti supinės. Sakė, nusipirko tiesiog elementariausias, jos skirtos gal labiau į vaikų kambarį, nes iš tos skyriaus buvo iš tokios vienos parduotuvės prie oro uostų. Medžiaginės tokios supinėlės, žinai. Ir vyras hamakiukas sako, toks kažkoks. Aš jo kažkoks hamakiukas, sako, aš pritaisysiu tarp tos taktos, žodžiu, taip kaip savo tą treniruoklį ir pabandom, žinai. Ir ta moteris rašė. Aš jau matau vaizdą. Kad, tipo, lyg ir prasidėjo, lyg ir kažką sakė, kaip ir faina, tipo, aš supuos vyras ten, žinai. O vyras darbuojas. Nu, tipo, vyras atsistoja, žinai. Ir sako, tik staiga toks žodžių lūžo, kažkaip ta viršutinės takta, nukrito, išvirto duris, jinai plojos ant žemės, žinai, ten vyras bandė gelbėti, su basliu per galvą gavo. Nu ir taip. Seniai, daugiabutį tu išneši, reiškia, nešamąją sieną, išgriauni, pradeda griūt namas. Aš bandžiau įsivaizduoti tą vaizdelį tokia, tipo, romantiškas poros pasibuvimas baigėsi remontu. Ir įlėkė vaikai, žinai, o tėvas, kaip sakoma, be 5-6 rodo. Bet aš pasakyčiau, kad... Rodiklė. Kad šitas dalykas man, pavyzdžiui, atrodo visai įdomus. Turėt gerą kablį miegamam, kurio kai reikia pasikabinti kažką. Lofte būna, mačiau, lubų prisega ir toks būna, nu, pasisup per didelio lango. Va čia turbūt tas yra. Peaukšt. Geras. Visiškai taip. Gerai, labai į temą. Dabar dar trumpas interpėlis. Mes žadėjome antrą mūsų pokalbio dalį su romantika.lt ekspertėmis. BDSM žaisliukai, fetišo reikalai, apie tai kalbam, o dabar aštrioji pokalbio dalis. Sunkioji artilerija. Taip mes pristatėm tuos dalykus. Patikėkit, bus įdomu. Važiuojam. Čia podcastas Kaip seksas, antroji mūsų pokalbio dalis su Simona ir Gintarė ir mes aštrinam dabar reikalus, kaitinam atmosferą, kaip pirtyje keliam temperatūrą ir toliau kalbamės apie BDSM žaislus ir čia yra sunkioji artilerija. Aš galiu prisipažinti, kad praktiškai išskyrus šitą lateksinį rūbelį, kurį galiu paimti į rankas, lateksinis, teisingai suprantu, ar ne? Tai aš daugiau ne kažką turbūt ir esu matęs. Net filmuose to nėra, ne, Gintai? Gerai, kadangi aš jau paėmiau į rankas, latekso kombinezonas, ar ne? Filmuose dažnai sutinkamas atributas, jeigu yra lendama į kokį nors ten rūsį, klubą arba kažkur. Nu, jūs man pasakykit. Nu, ta prasme, tikrai lietuvaitės mūsų mėgsta, perka? Čia nėra paprastas kombinezonas lysti į rūsį.
Čia jis turi paslaptį. O kas čia gali būti, kokia paslaptis? Suintrigavot. Prasideda viršuje ir baigėsi kitoj pusėje. Yra paveiksliukas, parodyk į kamerą. Nu, Žmonėms įdomu. Čia nieko per daug nesimato. Kaip suprantu, gali Jis taip Ir taip. apsisuka ratu. Išpakuot gali, reiškia, kaip dovanėlę. Okay. Geras. Yra įvairių dydžio, ne? Aš kaip suprantu. Vyriškų yra tokių dalykų? Pas mus taip vyrai atsargiau gal šiek tiek žiūri, jam kelnaitės kokios įdomesnės, galbūt labiau Lateksinės, aktualios. aha. Taip, bet O man kažkodėl visada atrodo, kad tokį rūbą užsidėti yra sudėtinga labai. čia nėra visai lateksas, čia galit pažiūrėti, kaip tas pats audinys yra. Aš bandau prisikast. Nepakuosiu visų. Nepakuok. Nu, Mhm. kaip išeina, nes turim daug dar ką apžvelgti. Kai kas galėtų pagalvoti, kad tokie daiktai perkami dovanai. Kaip juokelis, gal kažkoks žinot ar panašiai. Bet iš tikrųjų tai nėra tiesa. Nemažai žmonių tokius prieskonius savo namuose naudoja, ar ne? Tai yra populiari prekė. Kaip, nežinau, apibūdintumėt pirkėją šitos prekės? Tai yra visiškai normalus pirkėjas, kuris nori tiesiog paįvairinti savo miegamojo rutiną. Mhm. Tai vienas iš paprasčiausių būdų yra va štai tokia seksuali apranga, kur kaip ir sukelia ir susijaudinimą, tačiau tas užtrauktukas dar duoda ir prieėjimą tolesniem žaidimam. O, super. Žodžiu, patogus rūbas. Man atrodo, kad kartais, sakykime, mes galim kalbėti apie visokiausius žmonės, kurie tuo gyvena, arba, pavyzdžiui, žmonės, kurie turi kokias nors, nežinau, vestuvių, arba ten pažinties metinių tradicijas, ar ne, arba tiesiog sugalvoja nustebinti. Ir turbūt tas nustebinimo variantas, momentas, jis veikia kaip geras afrodiziakas. Jūs įsivaizduok, Sauliau, grįžti po darbo, gal ne pati geriausia diena ir tau... Ir žmona kaip iš tu filmo matai žmoną su šituo, tokiu. žinai, dar ten koks lengvas makiažas, tai nesakyk, kad nesidžiaugtum, žinai. Žiūrėkit, irgi klausimas. Čia vis tiek yra rinkodara, pakuotė įrodo mano tokia liekna mergina ar panašiai. Ką atsakytume to merginom, kurio žiūri šitą podcastą ir sako, blemba, aš gal truputėlį per stambi šitam ar panašiai. Yra dydžių turbūt skirtingų. Taip, čia šoniam galima pasižiūrėti. Tarkim, aš noriu sužinoti, kad turbūt kompleksuoti nėra dėl ko, ar ne? Dėl savo linijų, kad tu jau čia labai būsi matoma kažkokia nepatraukli savo vyrui ir panašiai. Su savo antrąją pusę, kuris vis tiek daugiau ar mažiau žino, mato ir tai net nemanau. Ir mes turim netgi prekių kategoriją, kur yra skirta būtent moterim su apvalumais. O, puikiai. Gerai. Labai gerai. Judam manau, toliau. Kad čia buvo lengviausia iš šitos dalies, ką turim dabar. Paimsiu kitą dėžutę. Paimsiu kitą dėžutę, taip. Ant jos parašyta ouch. Ir parašyta visiška tiesa. Tai yra body bag, tai yra kūno maišas. Arba dar kitaip vadinamas lavonmaišiu. Galima taip vadinti šitą daiktą. Mes tai pavadinom tarpusavį kalbėdami už kadro, bet iš principo tai aš tiesą pasakius, nepaisant to, kad aš tikrai esu pranarstęs erotinių prekių parduotuvės asortimentą, aš nebuvau matęs šito daikto. Jo paskirtis kokia yra pagrindinė? Suvaržyti kūną. Tai yra tiesiog suvaržymo sistema, tik tai skirta jau, aišku, gerokai patyrusiems vartotojams. O žiūrėkit, čia įsideda žmogus. Čia tu įkiši žmogų, tu jį suvaržai, ar ne? Taip. Ar šitas maišas irgi kaip šitas lateksinis rūbas turi kažkokių prieimo angų? Ar čia jau tiesiog ant išmetimo žmogų, kai ruoši? Ir jau daugiau nieko su juo nedarys? Tikėkimės, kad ne. Makabriški mūsų juokai, bet... Jo. Vėlgi, šitas maišas turi 2 skylutes kvėpavimui laisvam, kad tikrai nereikėtų paskui išmesti visų tuo maišu. Taip. Bet aš turiu omeny, lytiniam aktui ar kažkam, ar tai yra įmanoma, ar čia yra tiesiog jau toks, hardcore'as, kur man gal ne visai suprantamas dalykas. Taip, čia iš esmės, kaip jūs sakėt, bus hardcore'as, preliudijai. Sakykime, ar ne? Man žiūrėk duoda, aš pasilaikysiu. Dar galiu pasakyti, kad BDSM nuo fetišo ar kažkaip skiriasi tuo, kad BDSM žaidimai, suvaržymo žaidimai nebūtinai baigėsi seksu. Malonumą teikia būtent visa procedūra, ką žmonės veikia. Ar seksas jau toks bus arba nebus jau gali kaip būti, ir jokios seksas yra so yesterday, ta prasme, šitam lygyje. Nes malonumą žmonėms teikia
šitos, tarkim, ne pramogos, net nežinau kaip pasakyti, tai yra pramogos, prieskonis. Prieskonis, jo. Dar yra svarbus dalykas, kalbant apie BDSM, jūs aišku, tą puikiai žinote, žiūrovai galbūt nežino, yra svarbu žaidžiant tokius žaidimus susitarti magišką žodį. Ištarus tą žodį, partneris turi liautis daręs bet ką. Tokia yra viena iš pagrindinių jo BDSM taisyklių, ar ne? Tai kalbant apie tokį ekstremalų žaislą, kai jau yra suvaržoma erdvė, matymas ir visa kita, čia yra labai svarbu turbūt susitarti iš pradžių. Ką tu pasakysi, kada partneris sustos? Šituose žaidimuose yra svarbiausias dialogas, aiškus taisyklių nustatymas, išsiaiškinimas kiekvieno poreikių ir lūkesčių, žinoma, ir faktas, kad tai turbūt svarbiausias dalykas yra saugumas. Gerai, keliaukim toliau, nes dar vienas dalykas, ko aš tikrai prisipažinsiu. Tu nežinojai, kad tai yra sukurta pasaulyje. Tikrai nebuvau matęs. Kaip jūs sakėt, kažkaip labai gražiai pristatėt. Penio narvas. Penio narvas. Penio narvas, penio kalėjimas. Kokia yra jo paskirtis, be to, kad tiesiogiai užrakinti penį ir kas iš to? Aš labai atsiprašau, bet aš negaliu nepajuokauti. Būna, žinai, kur kabina širdelės ant tilto užupyje, gali nunešti šitą pakabinti, žinai, su spinutė va tokia graži. Čia vienas, jo juokas, aš turiu dar kitą, bet čia va įdomu jo profesionalų. Čia nuolankiai vyrui uždedamas narvas, kuris trukdo jam pasiekti erekciją. Ir tai sukelia labai nemalonius pojūčius. Ojei. Jisai norėtų susijaudinti, bet neleidžia remeliai. Oh my God. Ir tada jau puoli iš kartą žodį sakyti, žinai, kad stop. Ir buvo laikas, kai pas mus ta kategorija BDSM buvo tokia, ta entry, vat ką mes turėjom prieš tai. Bet pradėjom taip netyčia. Pabandom vieną daiktą, tą aštresnį kitą. Penio narvas yra toks, jau kaip mum yra paprastas dalykas. Tiesiog. Nes jį perka, juos perka. Patenka, nežinau, 10-tuką toks daiktas. 20-tuką tai tikrai patenka. Wow, neįtikėtina. Čia netgi primena gal skaistybės diržą, tik tais vyro, ne moterį, kaip viduramžiais, ne? Gali užrakinti ir, kaip sakoma, į klubą. Arba vyrai komandiruotę išleisti. Aš tik tai galvoju, žinai, šituo atveju, kuris tą malonumą jaučia didesnį, ar tas, kuris negali patirti reakcijos ir per tą nemalonumą patiria malonumą? Taip. Turbūt taip, ar ne? Ir lygiai taip pat. Nes kažkas jį valdo. Gerai. Rimta, einam toliau. Gerai, aš galvau, kad tai yra stovyklavietės dujinio primuso, reiškia, ugnelės pridegimas toksai, ar ne? Vat, kad pridegtum dujinį balioną, išsivirtum košės, bet pasirodo, tai yra visiškai kitas daiktas, tai yra elektrošokas, teisingai? Taip. Išbandykim. Elektrošoko lazda. Elektrošoko lazda paspaudė ir auč. Kas tai per daiktas? Tikrai, manau, kad ne vienas žmogus, kuris žiūri dabar galvoja, rimtai tokius dalykus lovai naudoja žmonės. Dar net ne lovai, nežinau, ant sofos, kambarį. Žinoma, tai dar vienas iš žaidimo būdų, arba, kitaip tariant, pikantiškas prieskonis miegamajame. Aha. Tai šiuo atveju mes jums rodome būtent elektrošoko lazdą. Tačiau yra ir plakimo mentės su elektrošoku, ir antrankiai su elektrošoku, ir sekso žaislai su elektrošoku. Ta prasme, šita rinka yra pakankamai vėlgi plati ir žmonės tikrai mielai naudoja, kas nori šiek tiek aštresnių pojūčių, vėlgi per tą netikėtumą ir minimalų, aišku, pats išbandėt skausmą, tai yra saugu naudoti. Bent jau tose vietose, sakykime, jokių būdų ne širdies plote, nes vėlgi galit nežinoti, kad turite širdies problemų, bet šitas dalykas gali sukelti tada labai rimtų problemų. O kur saugu naudoti, kur, nežinau, aišku, priklauso nuo noro, bet vis tiek. Kojos, rankos, taip. Bet lygiai taip pat ir erogeninės zonos, net lytiniai organai. Netgi taip. Jeigu jautru delnui, galima įsivaizduoti kaip... Aš labai atsiprašau. Jūs juokaujate. Bet jie yra saugus, nekelia kažkokio drastiško skausmo ir nėra... Yra tai pasiūloj, bet mes savo parduotuvį neturim, kur yra jungiasi specialūs elektrodai, atskiras įrengimas, reguliuojama srovė, jos intensyvumas. Taip. Bet taip kažkaip mes vis dar
yra ko nedrįstam turėti parduotuvėje savo. Primena šiek tiek tardymo metodus, reiškia, naudotus Afganistane, bet suprantam, kad tai yra rimti dalykai ir be abejo, jeigu tai būtų nesaugu, to nebūtų prekyboje, ne? Ką ir kalbėti, tai tikrai greitosios nereikia. Aš primenu, kad jeigu sudomino, kad ir šitas daiktas, tai dabar labai gera proga įsigyti. Ne, ačiū, Sauliukai, aš... Pabandyk, nebijok, aš 2 kartus jau krėstas. Pabandyti už, kaip čia pasakyti, geresnę kainą, nes yra super pasiūlymas, yra nuolaidos kodas, kuris yra seksas ir 20% nuolaida viskam, net ir šitai prekių kategorijai. Gerai, einam prie aštresnio tikrąją žodžio prasme, čia yra labai aštrus ratukai. Kas čia yra? Kur tai naudoti? Tai šitas daiktas vadinasi Vartenbergo ratukas. Kaip atsiprašau? Vartenbergo ratukas. Vartenbergo. Taip. Gerai. Okay. Tai vėlgi, kaip, sakykime, plunksnų botagėlis arba plakimo mentė, botagas, jeigu brauksite švelniai, jisai kutens. Jeigu šiek tiek paspausti, kels skausmą. Okay. Tai vėlgi toks receptorių žaidimas. Čia irgi labai svarbu ribas jaus, nes tai realiai įdurt gali žmogui, ne? Tu gali tokį raviolį padaryti šio, žinai, kaip kraštus, mačiau Italijoje, mačiutis daro. Akupunktūra. Akupunktūra, panašiai, geras. Sauliau, prie tavęs yra daugiau daiktų, arčiau aš čia per pusę stalo nesibrausiu, tu kelk, mes aptarėm. Gerai, kas tai yra? Tai vėlgi yra skirta suvaržyti. Čia yra turbūt veido kaukė, ar ne? Burnos kaištis. Ai, burnos kaištis, ar ne? Taip, bet čia jau yra ekstremalus, dėl to, kad atimama ir tarkim, jeigu nuolankėjam yra suvaržytos prie antrankiai surištos rankos ir uždėta tokia veido kaukė, burnos kaištis, jisai negali fiziškai jos išsitraukti, tai tada vėl. Ir jiem reikia susikurti nesaugos žodį, tarkim, raudoną, kad jau man yra per daug. Tu nepasakysi to žodžio jau. Taip. Nes galite atidaryti tą dangtelį. Ai, čia atsidaro. Čia asociacija yra į... Opa. Taip. Ai, va, taip, net atsikemša. Taip. Tai tada žmonės gali susigalvoti ar kažkokius mirksėjimus, ar galvos purtimą, bet tas signalas jis yra būtinas bet kokiu atveju. Okay. Nes ribos kiekvieno yra individualios ir... Jep. Oho. Aldona. Ja, būna žmonės, kurie vakarais dedasi tokias, žinot, kaukės ten iš lakštų kažkokių ir būna kas vakare tokia. Čia gali, atsiprašau, iškirpsit, jeigu ką, žiūrovai patys vaikams naudot, kai žuvų taukų negeria. Šitą uždėti tikrai suvartos. Gerai, tęskime. Toliau. Čia yra toks, reiškia, kaip žvakė, ar ne, jis minkštas, iš ko čia padaryta yra? Guma čia yra, ne, kažkokia? Taip, tai bus guma. Čia gumintis dildo, aš teisingai suprantu. Taip, visiškai. Taip. Tiesiog jisai jau yra skirtas tikrai pažengusiems dėl savo skersmens. Švelniai tariant, pažengusiems turbūt aš tai pridėčiau. Ekspertai, ne? Taip. Turime kategoriją. Pradedantiesiems net nereikėtų žiūrėti tokius daiktus, kas viršyje 4 turbūt centimetrus yra. No. 4 centimetrus tai skersmuo, ar ne? Taip. Nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, jeigu staiga partneris koks nors ten nes žinot, kaip būna kartais porose skiriasi partnerių lygiai, ar ne, ko nori vienas ir kitas, tai čia turbūt labai reikėtų patart tiems žmonėms, kurie galbūt dar nieko nebandė, bet jeigu jūs turit partnerį, kuris ypatingai žinot, kad jis yra mažiau drąsus, arba mažiau bandęs, arba kažko, gal neparneškit pirmo dildo šito, ne? Nes tiesiog aš manau, kad tu gali išgąsdinti negrįžtamai žmogų nuo seksualinių prieskonių savo miegamajame. Nuo bet kokio bandymo, taip. Nuo bet kokio bandymo, nes iš tikrųjų tai, čia rimtas daiktas, tikrai, ta prasme... Labai. Prieš tai matėm botagėlį, viskas tvarkoja, čia jis kur kas didesnis. Ar tai reiškia, kad su juo jau čia tikrai prasideda tikrasis skausmas? Prasme, čia jau gali normaliai atlupti žmogų. Gerai užsimojus, jėgos įdėjus, taip. Šiandien mes dar pas save prieš atvažiuojant čia šiek tiek pažaidėm, pasitreniravom su juo, aišku, ne ant žmogaus, bet net ir į grindis garsas toks. Kur neatrodo, šaižo normaliai.
Mes su Gali Gintu žymės likti kūne. gali, ne, mes su Gintu dar turim tokį podcastą ir Mindaugu Stasiuliu Radio rančą, tai va čia panašu, kad tiktų toks padargas rančoje gyvuliams valdyti. Bet jeigu kalbant rimtai, tai irgi labai stiprus miegamo prieskonis, ne, kuris kažkam vėlesnėme etape turėtų būti naudojamas. Ir jau čia reikėtų atsargumo ir prieš tai pasitreniruoti, įsivertinti, kiek tas stiprumas dar yra antrai pusiai toleruotinas turbūt. Ne, čia jau irgi manau, kad tikrai tokio daikto neturėtų, o greičiausiai ir nepirk žmonės, kurie bando susipažinti su šitas rytimi, nes tu jau matai, kad tai tiesiog vienas neatsargus voštelėjimas ir gali baigti skyrybom tavo santuoką, nes tikrai bus labai rimta. Oi, atsiprašau, aš kažką pamečiau. O čia yra įdomiausi dalykai, kuriuos tu pametei. Atleiskit, aš net nepastebėjau tų kirmelyčių. Jo, aš tų kirmelyčių nesu matęs, bet man labai įdomu, kas tai per kirmelytės ir kam jos yra naudojamos. Tai šitie daiktai vadinasi penodilatoriai. Kaip? Penodilatoriai. Dilatoriai. Jie yra skirti vyrams Gintai paimk. plėsti šlaplę. Tai reiškia, kad šitas silikoninė grandinėlė, atsiprašau, Taip. kišasi į šlaplę ir taip pat plečiasi. Dažniausiai jinai sukišama yra visa. Jūs juokaujat, visa? Taip. Aš labai atsiprašau. Šitas galiukas yra vadinamas kamštis. Aš labai atsiprašau, aš negaliu šito klausyti, nes aš esu buvęs pas urologą ir nesinori. Dabar visi vyrai šitą podcastą žiūri. Tai, Na gerai, tai tikrai... Bet čia jau yra skausmo sukelimas, ne? Ar, ta prasme, paskirtis? Aš manau, kad kiekvieno skausmo lygis yra skirtingas. Tai ir vyram taip pat. Yra vyrų, kuriem tas skausmas yra malonus. Toks skausmas, ar ne? Na gerai, man to tikrai ne vienam. Aš tiek daug tikėjausi iš šitų gyvatėlių. Jo, pasirodo, aš tikrai šito nesitikėjau. Žiūrėk, man atrodo, kad tai yra net, nežinau, pavojinga, ne? Tai nėra pavojinga mediciniškai žmogui, vyrui. Aš suprantu, kad nėra aštrių galų, viskas okei, bet... Tai vėlgi, kadangi tai yra rinkinys iš 4 berods grandinėlių, man atrodo, viena kažkur jo pasislėpus, tai vėlgi reikėtų pradėti nuo mažiausio diametro, čia berods yra 0,5 milimetro tik tai. Ir nepradėti, taip būtiškai pasakysiu, grūsti per jėgą. Nu, taip, aš suprantu, šiaip turbūt visko nereikėtų grūsti per jėgą. Ir nereikėtų, kad jeigu ir neišeina pirmą kartą, tai tikrai nereikėtų čia bandyti ir žaloti save per prievartą. Čia yra mūsų pačių, mes retai jau mus kas gali nustebinti šitoj srity, bet tai yra labai populiari prekė. Jūs rimtai? Iš esmės tai taip, visą laiką gaunam papildymą ir sold outas. Sold outas? Aš nežinau, gal žmonės jos naudoja kažkam kitam, žinai, aš tik užveršt kažką, žinai. Sutikit, mes nuoširdžiai stebimės, ir aš negaliu patikėti, kad šitas daiktas skirtas tam ir kad tai yra dar populiaru, be to, net labai populiaru, kaip jūs sakot. Vėlgi, mes atsivežėme būtent tą rinkinį, kuris atrodo švelniausiai. Šiaip tie penodilatoriai arba penio kaiščiai, kitaip tariant, jų būna pagamintų ir iš metalo, jų būna labai didelio skersmens. Aš esu šokiruotas, tikrai. Spaudžia laikas, man atrodo, mes turime baigti pokalbį. Aukščiausia lyga, kur tikrai ne kiekvienam ir duok dievę tikrai ne kiekvienam reikėtų bandyti. Manau, kad taip, tai va tokia aukšta nata mes ir baigim. Turbūt pokalbį su jumis dar kartą sakome, jog romantika.lt. Apsipirkdami veskit nuolaidos kodą seksas 20% visoms prekiams, kad ir tokioms jūs renkatės. Mes pristatėm tik keletą, ne, o jų keli tūkstančiai. Šiandien buvo tikrai labai įdomu, ačiū, kad atvykot. Lauksiu jau mūsų kito susitikimo, nes ten greičiausiai irgi turėsim įdomių dalykų. Ačiū Jums. Dėkui. Iki. Aš kažkaip net nebejoju, kad net ir visko mačiusius dalykai, kurie buvo pristatyti čia mūsų partnerių romantika.lt antakį kilstelėjot. Jo, kosmosėlis toks, nematyta, negirdėta jums irgi. Tai va daugiau ten rasite dar nuolaidą. Seksas 20% jums suteiks bet kuriam prekiam. Gerai, traukiam lapelius toliau ir čia protingoje galvoje radom štai tokį istoriją apie bizūną. Aš ją jau papasakau. Tu jau papasakau. Aš pridėjau tada jo ir prisimeni, kai sakiau, kad jeigu ištrauksim, šitą išmetam.
Čia apie bizūną, kur lupo nepagailėjant. Gerai, kitas, nepažįstamieji parašyta. Va, Kas čia yra Gintai? gera istorija, aš ją irgi perskaičiau forume, kur tipo yra, aš nesupratau, man atrodo, kad tai yra ištekėjusi pora ir jie turi taisyklę kartą per mėnesį išeiti į miestą ir būti susitarę daugmaž, kad, ta prasme, jie išeina pageidautina, net nemato, kaip vienas yra ir kitas apsirengia. Ir jie atskirai išeina atskirai į miestą. Okay. Ir tada jų sutarimas yra toks, kad jie kurį laiką pasibasto, gal netgi su kažkuo pabendrauja daugmaž, tipo Vilniaus centre, nes čia kalba buvo apie Vilnių. Nors sakė, kad yra tai darė ir kitose miestuose, ypatingai užsienyje. Tokį reiškės turi prie partį, ar tai pavakarieniauja, ar tai kokteiliuką, ar kažką. Ir yra sutarę, kad daugmaž apie tuo metu jie abu turėtų susitikti bare X. Okay. Ir kai jie sustinka bare X, jie apsimeta, kad jie vienas kito nepažįsta. Ir prieš tai pasivalkioja po kitus barus su kažkuo. Nu, nebūtinai su kažkuo, jie ten išeina po vieną. Gal kažkas ten prisijungia išgert kokteilį, bet tai nėra, kad jie ieško partnerių. Taip. Bet jie vaidina vienas prieš kitą, kad jie nepažįsta, nu ir ten natūralu, arba mergina, arba jos vyras prieina viens prie kito, jie prisistato visiškai kitais vardais, vienas kitam. Okay. Čia yra poros žaidimas tarpusavyje, joje nėra svetimų žmonių. Taip. Bet žodžiu, jie jau tame bare X ten apie kokią 10 valandą pradeda žaisti, kad jie neva pirmą kartą sustinka, jie pateikia skirtingus vardus, jie turi versijas. Kuo užsiima gyvenime, kiek prieš tai ar buvo vedė, nebuvo, kiek turėjo dalykų. Ta prasme, jie būna viskas apgalvoja. Tu savo kokia kūrybiška ką tu veiki gyvenime, koks yra tavo darbas. Jeigu darbas, tai tu žinai kažkokių plonybių. Tada pereinama ir bandoma kalbėti. Ir sakė, įdomiausia dalis yra tai, kad bandoma kalbėti apie seksą ir kas patinka ir kas nepatinka. Ir sakė, kad tai vyksta žaidimo forma. Tu gali realiai sužinoti, ko tavo antra pusė nori lovai, nes kartais poroms būna labai nejauku apie tai tiesiog pasikalbėti atvirai. Nes ten kažką numykė. Geras, tai yra formatas, ir jų esmė yra tokia, jų esmė yra tokia, kad jie žaidžia žaidimą, kad vienas kito nepažįsta ir finale, kaip jau jie, bent jau jie patys rašė, grįžus, jie grįžta į namus ir tai baigėsi visada labai audringų seksu. Liam, reiktų viešbutį šiaip varyti tokiu atveju. Arba į viešbutį, aš nežinau, gal ir varo jie į viešbutį, nežinau, žinok. Bet aš tokia istorija. Viešbutį tu, tipo, atskirai išvarai visiškai kaip, tipo, pabėgi, miega, dingsti ir tas sunki namie, niekur nieko. Taip. Koks geras. Šiaip labai fainas žaidimas, ta prasme, ir žmonės, kurie turi gerus santykius tarpusavyje. Kaip čia kalbėti reiks, žmona? Tai aš manau, kad tikrai ir tie, kurie mėgstat truputėlį flirtą poroje. Šnekoriai, jeigu esate, ne tokie. Šnekoriai, nesąmonėm kažkiam užsiminėt. Aš manau, kad čia yra labai geras receptas, kai tu gali pakuriant šeimos židinuką. Tobulą. Tikrai. Visiškai. Tai va. Labai gerai. Gerai, važiuojam. Nu ką, trauk dabar tu. Gerai, kažkokį jo, gal ten dar liko. Geras, labai įdomu iš tikrųjų. Aš traukiu tau vieną, man vieną, du liko. Ir viskas bus, ne? Važiuojam namo. Jo. Gerai, taip, dabar tu skaityk ir tada žiūrim. Tai čia yra, čia vėlgi kartojasi lapukas, pėdų fetišas, kodėl vyrams patinka moterų pėdos. Nu, apie tai kalbėjom. Gerai, dar viena istorija, irgi iš to bagažo balkonas ir švieselė. Neįtikėtina istorija. Čia yra dar turbūt truputėlį kita tema, kuri telpa irgi kitokio sekso temai, jeigu kalbėtumėm apie ekshibicionizmą ir vojerizmą. Mhm. Tai žodžiu, aš radau dvi istorijas, viena yra ilgesnė, kita yra trumpesnė ir jas supasakosiu dabar labai greitai. Tiesiog yra viena pora, kuri mėgsta retsykiais tai daryti balkone, kuris yra pakankamai atviras, aš kaip supratau, turėklai yra tokie, žinai, tarpuoti, su tikimybė, kad juos pamatys. Specialiai. Čia vienos poros istorija. Ir dar ta pati pora, kuri tai daro balkone, kartais daro tai savo namuose, prie lango ir juos stebi iš priešais esančio namo vyras, kuris rūko ir sakė, tuo metu jis labai ilgai rūko. Bet žodžiu, o kita istorija yra apie tai, kad porelė atsikrausti į kažkokį naują rajoną ir kaip supratau, ten yra daugiabučiai namai ir pakankamai nėra dideli atstumai, kai tu gali kažką matyti. Ir sakė, kai tai vyko pirmą ir antrą kartą, mes galvom, kad tai yra atsitiktinumas, nes priešais esančiame name pora atitraukia užuolaidas vakare, įjungia nedidelę švieselę ir mylisi
Ir tu įsivaizduoji, kas yra vakare uždegta šviesa ir taigi viskas kiaurai matos. Taip. Ir ta moteris rašė, kad mes su draugu porą kartų žiūrėjom, kaip jie tai daro. Ir sako, ten jungdom šviesą, tipo lyg ir duodom ženklus, kad mes juos matom, nes jiems buvo įdomu. Ir žinai, ko baigėsi finale? Nežinau, ten... Parašė, užeikit ant čia kelių popieriaus. metų istorija yra tokia, kad jie irgi pradėjo mylėtis, įsijungė šviesą prieš tą butą, tuo metu, kai mylėsi kita pora, kitam name. Virusas. Ir tipo dabar tos dvi Meilės poros, virusas. jeigu viena pamato, kad įsijungia šviesa, tai kiti arba žiūri, o jeigu ne tik žiūri, tai dar ir prisijungia. Tai... Geras. Nežinau. Šitas spicy yra pakankamai. Aš iš kitos pusės žinau, kad sakydavo per Kunkemį dar, kai gyvendavo, čia studentai. Dabargi gyvena, žinai, aukšti namai, ten vienas pirmųjų statybų čia Vilniuje. Sakydavo merginos, užsitraukit langus ir žaliuzės, kai išeinat iš dušo, ta prasme. Dieną, vakarė, ryte, nesvarbu, sako, jūs nepatikėsit, kiek yra žmonių su žiūronais, su binokliais, savom akim ir panašiai. Ten labai namai arti vienas kito. Tai kartais aš irgi žmonai sakau, nusileis žaliuzę, žinai, išeinant priešais namas, Taip. Ką žinau, tai lik padorus žmonės, bet supranti, gal, žinai, kažkoks tai kukutis, supranti, su akelė prisizūminęs. Aš pažiūrėčiau, jeigu turėčiau galimybę. Tai va, bet tu kažkada turėjai, man atrodo, tokią negalimybę, bet kažkada esi matęs, sakai, kad kažkur įėjai ir matei ten. Jo, aš esu pasivaikščiamo metu, esu matęs. Kur esi matęs, kad vaikščiodavo. Tai čia jo. Tai va kartais net nepagalvojame, kad gali pasimatyti. Jo. Okay. Gerai, tai ir dar visiškai pabaigai, aš dabar jau tiesiog pateiksiu informaciją, o jūs su ją darykit, ką norit. Ta prasme, norit, naudokit, nenorit, nenaudokit, bet aš tiesiog pradėdamas ieškoti, kaip visą tai vyksta Lietuvoje, aš prisikasiau prie tokio profilio Instagrame, galvoju, kaip jis Instagrame, tuoj dar sekundę, turiu pasitikslinti. Čia žmogaus įmonės, koks čia profilis? Ne, jums reikėtų ieškoti, jeigu jūs domitės tokiais dalykais. Pasakyk, aš žiūrėsiu. kinkypink.events. Kinky, jo, toks pasiutęs. kinkypink.events. Yra tokia pora, lietuviai. Apie juos yra straipsniai, tai čia tikrai, ta prasme, nieko aš čia neištraukiu nelegalaus, jie patys kalba. Aha, viešie čia, ne? Aha, geras. Marketingo specialistas Aidas ir kraštovaizdžio projektuotoja, daug metų organizavus ir dekoravus vestuvės Virginija, organizuoja Kinky Pink vakarėlius. Yra jų puslapis, kuris vadinasi, jeigu norite užeiti internete, yra kinky.pink. Artimiausias jų organizuojamas vakarėlis yra augustą yra rugpjūtis, ne? Jo, rugpjūčio 23 matau, Tenerifėje. Taip. O Tenerifės Lietuvoje, 13 septembrio turėsime vakarėlį ir Vilniuje. Ką jie kalba apie savo vakarėlius? Ar mes galėtume būti pakviesti, jeigu mus... Tai va, žiūrėk, būt porai labiau rekomenduojama, bet galima ateiti galima ateiti ir vienam. Jie įvedė tokį dalyką, kad jie parašo, koks yra dress kodas, paprastai ten prašom apsirengti truputėlį įdomiau ir ką jie rašo apie tai, kad iš karto tai sukuria kažkokį žaidimą, teatrą, čia matyt kaip ir tos poros atveju, kur apsimeta mieste, kad nepažįstami, ar ne? O apsirengti ką, ta prasme, čia seksualius galima dėvėti kaukę, seksualius rūbus, tipo, neateit taip, kaip tu atrodai, žinai, kaip NT brokeris, arba kaip tu eini, žinai, jo fisuką. Plačiai užmerktos akis filmas. Jo, kažkas tokio, žinai. Nu ir tipo, tuose vakarėliuose nebūtinai vyksta kažkas ten labai jau tokio, nebūtinai tave kažkas puls kažką, žinai, ten yra taisyklės, yra apsauga, bet žodžiu, būna įvairiausi performansai, workshopai, beje, Instagrame galite pasižiūrėti Gallery 11, yra irgi tokia vieta, kuri irgi užsiima edukacijom. Taip. Ir ten tiesiog galima, dienos metu, man atrodo, būna renginių, kur tu gali dalyvauti ir ten yra pristatomi kažkokie tokie dalykai. Tai va, čia, pasak organizatorių, jų vakarėlius renkasi daugmaž šiek tiek vyresni nuo 30, bet būna ir jaunesnių. Alkoholio yra suvartojama, sakė, pakankamai mažai, vakarėlis trunka nuo 2:02 iki 6 ryto. Tai kas ten vyksta, Gintai? Tuoj. Kas ten yra? Vakarėlių vietos nuolat kinta. Jeigu ten, tu žinai, ten ir vyksta tokie dalykai, kad yra supažindinama, pavyzdžiui,
BDSM Architecture yra tokie, man atrodo, irgi lietuviai ir jie yra irgi lyg ir Instagrame. Nu, ta prasme, aš kaip suprantu, aš nebuvau tame vakarėlį. Nu taip, bet man labai smalsu. Ten yra vedamos paskaitos, workshopai, pavyzdžiui, supažindami su tokiais dalykais. Botagas gal mokoma kaip pasakoja daužti. kažkas, ar čia nėra tūsas, kad groja didžėjus ir visi aš bando... kaip suprantu, aš dabar nenoriu... Žodžiu, ką jie patys sako. Dar labai svarbu pridurti, kad mūsų renginiai nėra svingerių vakarėliai. Pagrindinis skirtumas yra tas, kad seksualiniai dalykai yra tik viena iš sudedamųjų mūsų renginio dalių. Mes esame apie laisvę, toleranciją, vienas kito pažinimą, pokalbis, gerą muziką ir jaukią atmosferą tyrinėti bei pažinti. Bet aš kaip suprantu, tuose vakarėliuose yra kažkokios erdvės, kur gali būti dalykai, kurie ir vyksta. Tai nėra draudžiama turbūt. Jeigu ten į savo antrą pusę jo, tu gali ten pasimylėti, matyti kažkam kambariukė, žinai. Sąlygos suteiktos. Taip. Geras. Būtų įdomu apsilankyti. Tai va, tikrai. Tai čia kalbink žmoną, rugsėjo 13. Gal pavyks. Aš buvau Berlyne neseniai, tai ten tokių vietų yra daugybė, ta prasme, renginių nuolat. Tai ką ir kalbėti, čia Vilniui dar toli iki to, bet dėja net ir Berlyne, nespėjau užsukti. Dar vienas puslapis, su kuriuo irgi darykit, ką norit, reikia, nereikia, čia jau yra jūsų absoliučiai reikalas. Nu, riešk pabaigai. Tas puslapis vadinasi fetlife.com. Užeikime. Ir šitas puslapis, aš dabar taip nenorėčiau pristatyti kaip nežinau, ta prasme, jis yra pasaulinis, aš taip suprantu, bet jame yra ir daug lietuvių. Ir jame yra visko, žmonių, kurie ieško BDSM reikalų, žmonių, kurie ieško... Fetish life. Žmonių, čia yra labiau gal apie fetišus, žinai, žmonių, kurie ieško, kuriems patinka stebėti arba būti stebimiems, pora ieško trečio arba poros. Taip. Login iškart reikalauja, tai čia jo, nieko bet neišeis, neprisijungus. Neprisijungus neišeis, bet prisijungus aš vardan šitos laidos moksliniais pagrindais, žinoma. Prisijungiau. Žinoma. Labai lengvas šiaip prisijungimas. Tai aš kaip suprantu, žinai kaip yra, pas mus daug forumuose yra tokių tuščių pezalų, kur matos, kad žmonės teko pavaikščiot po forumus prieš šitą laidą, kur kalba ir tu supranti, kad tai yra greičiausiai diletantai ir kalba beleka. Tai čia man susidarė toks įspūdis, kad čia šito puslapio turėtų ieškoti žmonės, kurie nori rimtų nuotykių, nes čia panašu, kad nieks jau nebeblefina šitam puslapį. Žinai, jie visi žino, ko jie nori. Geras, tai čia yra toks pažinčių puslapis. Toks, ale nesuprasi, žinok, aš jo neišnaršiau, nes jis ten ir forumų turi kiek ir ten info. Su žmona panaršykit, bus tada saugus naršymas, tau niekas nieko nesakys. Jo, greičiausiai taip ir reikės padaryti. Tai va tokias naujienos iš manęs, kur mane nuvedė Google searchas ruošiantis šiai temai. Wow, brangų žiūrovą, aš noriu, kad mes visi paplotumėm Gintui Vaičikauskui. Tikrai, be jokios ironijos, didžiulė pagarba, tu šiandien pasiruošėjai 3 kart daugiau negu aš. Labai įdomus faktai, geros temos, pašnekovės irgi įdomios iš romantika.lt. Taip. Sužinojom daug ir čia iš tikrųjų galim užbaigti tą podcastą Ginto fraze. Darykit jūs, ką norit su šitą informaciją. Mes tik kalbam apie tai, ką randam. Ir tai, man atrodo, labai maža dalis viso to, kas vyksta BDSM pasaulyje. Ir dar kartą aš norėčiau, neduok die susidarė toks įspūdis ir poskonis, kad kažkaip mes gal ten ar bandom pastyčioti ar ne, tai visiškai tikrai ne. Aš iš principo esu toks žmogus, kur žmonėms sakau visada, bet gerąją prasme, darykit jūs, ką norit. Jeigu jums tik patinka, valio. Mums vaniliniams kai kurie dalykai tikrai yra nesuprantami, taip užbaigiant, ir skamba arba atrodo per skausminga, arba nemalonu, bet jeigu tai teikia malonumą, laisva valia, kodėlgi ne? Tu mūsų podcast'o kunigas, tai toks pamokslas buvo. Darykit, ką norit, vaikai. Ką norit, vaikai. Leidžiam viską. Eikit savo šitais ištvirkusiais klystkeliais iki kito podcast'o. Viskas. Paspauskit laikiuką. Būtinai. Pasubscribinkit kanaliuką. Ačiū. Draugui nusiųskit linkiuką. Irgi kažkokį jo. Į savo Instagramą įsidėkit, sakykit, žiūrėkit, seniai du gerai kalba apie kalbėkimės dalykus. Ir mylėkimės. Va, dar šūkis galėtų būti šito podcast'o. Taip. Čia buvo Gintas Vaičikauskas. Saulius Žvirgždas. Laurina bus kitame podcast'e. Čia buvo podcast'as Kaip seksas arba kaip sekas ir kalbėjom apie kitokį mums neįprastą seksą. Sustinkam kitame epizode. Čiau, iki. Ačiū labai, valio! Oh yeah.